Aplinkui mane dirba tokie žmonės, kur jiems skaidrumas yra kaip higiena. Labai ramiai miegi. Nereikia galvoti, kad kažką tenais apėjau, ten ne taip padariau. Kuo mažiau galvoti apie pinigus. Sveikiname su jumis iš specialiųjų tyrimų tarnybos. Aš esu Benas Aldakauskas, specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas. Ir čia yra mūsų tęsiama rubrika apie pokalbių su verslu. Dėl skaidrumo, vardan skaidrumo. Sveikiname su jumis šiandien su Romalda Stragienė, Biok laboratorijos bendrasavininkė ir verslo plėtros vadovė. Labadiena. Sveiki. Stengiamės kalbėtis apie, kodėl verslas nusprendžia būti skaidrus, kodėl žmonės verslė nusprendžia būti skaidrus. Kad ir kaip būtų keista, tas klausimas šiandien vis dar kyla. Atrodo, tokia atvirkštinis variantas, kodėl mes klausim, kaip skaidriai nusprendė veikti, o ne kodėl neskaidriai. Tai vis tiek, Romalda, pradėsim nuo to. Kas jums yra skaidrumas, kodėl jūs nusprendėte, kad tiek pati veiksite, tiek jūsų verslas veiks skaidriai? Man labai keista girdėti, kad dar skaidrumo klausimas yra keliamas kaip problema, nes gal aš gyvenu savo burbule ir aplinkui mane dirba tokie žmonės, kur jiems skaidrumas yra kaip higiena, kaip dantis išsivalyti, ar ne? Mes esame irgi dantų pastos gamintojai, tai aš sakau, čia tokia higiena, privalai taip elgtis, jeigu nori, kad būtum sveikas ir gražus. Tai versle, tai man irgi atrodo, tai tokia duotybė, nors suprantu, kad ne visiems dar, ne? Ir tai yra tie klausimai keliami. Ir aš galvoju, iš kur aš tai atsinešiu, greičiausia, tai vis tiek iš auklėjimo, nes tas vertybinis pamatas, principai ateina ir iš šeimos. Ir aš mačiau savo tėvus, kurie buvo pakankamai verslus, bet jų laikais verslas buvo nusikaltimas. Sovietinėje Lietuvoje tai neturėjai nei privačios nuosavybės, negalėjai uždirbti daug, visi buvo lygus ir verslininkai buvo spekuliantai ir baisiausia bausmė buvo kalėjimas. Ir baisi dar reputacija, nes visi kiti tiesiog pirštais užbadys. Ir tėvai vis tiek, kadangi buvo didelė šeima ir sukosi ir bandė visaip uždirbti papildomai. Ir ką tai reiškia, kad jie gyveno nuolatiniam strese. Nes jeigu kaimynas paskūs, tai kad jis daro kažką papildomai po darbo, tai jam grėsė nemalonumai ir tikrai ir didelė netgi bausmė. Už tai, kad esi verslus ir kažką darai tokio naujo. Tai aš mačiau tik tai pavyzdį, kaip yra sunku dirbti, kai reikia kažką, kaip sakyti, užslėpti, ne? Nors tiesiog tokia buvo aplinka. Tai kai aš jau prisijungiau prie verslo ir pati tapau verslo dalimi, tai buvo jau tikrai ne tie laikai ir jau sakyčiau, daug kas buvo išspręsta ir žmonės kitaip mąstė, tai man tiesiog atrodė normalu, kad pagaliau verslas yra legalizuotas, galima dirbti ir man net nekilo klausimų, kad galima kažkaip dar galvoti, kaip galima veikti kitaip. O tai kokia buvo bendravimo apie skaidrumo kultūrą, sakykime, aplinka, nes jeigu jūsų, kaip sakėt, burbulas aplinka apie skaidrumą kalba kaip apie higieną ir tai priima kaip natūralų dalyką, vis tiek yra partneriai. Yra galbūt kiti kolegos, kurie ateina ir pamato, kad jiems nepakeliui, arba dar tik prieš prisijungiant jau kyla diskusijos. Ar prisimenat kažką sunkumą, kuomet reikėjo įtikinti, kad skaidrus kelias yra teisingas kelias ir jo reikia eiti? Man labai pasisekė, nes mes prisijungiam prie Biok laboratorijos kaip investuotojai ir savininkai, o įkūrėjai buvo mokslininkai, mokslo daktarai. Ypatingai už tos kultūros, intelekto ir labai tokių vertybių žmonės, pas juos irgi, žinokit, viskas buvo taip, kaip sakyt, skaidru iki, crystal clear, kaip mes sakom, ar ne? Tai žmonės tikrai nieko neslėpė, verslą pardavė, kaip sakyt, atvirai, taip kaip buvo, nieko neslėpdami. Susitarėm, kad įvyktų perdavimas, dar dirbo net ir kelis metus kartu ir mus mokino ir perdavė tą visą žinias ir kontaktus. Tai man buvo toks pavyzdys, kur visiškai, kaip sakau, aš mačiau, kad tai veikia, tai yra naudinga ir man, ir bendrai, ir darbuotojams, nes aš manau, darbuotojams irgi jie jaučia tą atmosferą, kai įmonėje nėra kažkokio ten slaptų dalykų, ten, kaip mano vadina pažįstami, fiti-miti, jeigu nėra fiti, tai tu tiesiog eini gerai dirbti savo darbą ir aš matau naudą, kad nereikia švaistyti energijos kitur. Aš netgi ten turėjau vieną atvejį, kaip irgi ten galbūt buvo toks šiek tiek gal neskaidrumo tokio klausimas, ir ten eiti į teismą ar neiti su kitais žmonėmis ir aš pagalvojau, žinokit, man labai gaila energijos švaistyti ten, eiti ir aiškintis ir kažką nubausti ten.
pavyks, nepavyks, aš sakiau, aš noriu savo energiją skirti naujų dalykų kūrimui, plėtrai, Lietuvos ekonomikos auginimui, tai geriau vat, eiti į tokius teigiamus dalykus. Ir labai įdomi žinutė, nes ką ir mes specialiųjų tyrimų tarnybai sakome, kovoti su korupcija yra sunkus dalykas. Na, tai energijos, irgi didžiulis energijos kiekis turi nueiti tą kovą. Skaidrumo palaikymas, higienos palaikymas yra ganėtinai paprastas, sveikos gyvensenos, atrodo, dalis. Taip. Ir tai va to žinutės tikrai sutampa ir tuo džiaugiuosi. Kaip jums atrodo, tai va sutaupot energijos, skaidriai veikdama. Tikrai nereikia mąstyti, nereikia galvoti, kaip čia ką apgauti arba kaip išsisukti, jeigu prigauna. Kaip sakoma, skaidrumas yra geriausia pagalbė, ant kurios patogiausiai užsimėgi. Labai ramiai miegoti tada gali. Aš čia nepaminėjau tokią naudą, kad labai ramiai miegi. Nereikia galvoti, kad kažką tenais apėjau, ten netai padariau. Mes ir taip versle turime daugybę klausimų. Žinot, infliacija, žaliavos, brokas, visa kita, nepatenkinti klientai skambina. Tai kam dar turėti tokių dar papildomų problemų? Tai sakau, jau ir taip žilas plaukas galvoj, tai aš už tą, gal net ir asmeninį komfortą pasisakyčiau. Ar tenka girdėti, nežinau, iš konkurentų, kitų verslų, ką iš to skaidrumo, ko iš čia galima ir kitaip? Labai retai girdžiu, greičiausiai, sakau, gyvenu burbule, nes vis tiek ir universitete žmonės mokėsi kartu su manim šviesus ir paskui karjeras darė ir bankuose ar tarptautinėse bendrovėse. Aš aplinkui mačiau daugiau gerų pavyzdžių negu blogų. Ir man atrodo, kaip sako, su kuo susidėsi, toks ir patapsi. Tai galima ieškoti blogų variantų, visada rasi ir tada sakysi, visi čia verslai vagis apgavikai, tai aš tai taip negalvoju. Aš manau, visi verslininkai yra labai darbštus žmonės ir labai atsakingi, tai va, tokių ir ieškau aplinkui save. Čia net jūsų paskutinė mintis neteina į mano kitą klausimą. Žmonės nori pradėti kurti verslus, tikrai neretas, net ir dirbantis samdomą darbą arba dirbantis valstybės tarnybai, vis tiek mintyse suka, kažkada tikrai norėčiau pats kažką daryti. Ko palinkėtume tokiem, kurie pradeda ir galvoja, kad pirma mintis, jeigu pas juos aplinka yra šiek tiek galbūt kitokia negu jūsų, ir pirma mintis, kad gerai, kaip čia nusisavinti galbūt paramą, kaip čia kažką apeiti, kaip čia gauti lengviau greičiau pinigų, koks būtų palinkėjimas, kai dar jie nesėdo ant tos, kaip čia pasakyti, sukčiavimo adatos, kuri jau tampa kaip priklausomybė. Koks būtų jūsų palinkėjimas jiems? Kuo mažiau galvoti apie pinigus. Iš tikrųjų, geriausia galvoti apie idėją, apie, jeigu ten turi produktą, mintį, ką nori išspręsti, kokią naudą sukurti, kokią problemą pasaulyje galbūt išspręsti ir galvoti, kaip tai padaryti kuo geriau, maksimaliai geriau, ar ne? Ir visą, sakau, savo energiją ir mąstymą nukreipti į gerovės kūrimą. Kažką motyvuoja darbo vietos, ne, sako, aš sukursiu 20 darbo vietų savo kaime ir visi gyvens geriau. Kažką motyvuoja, kad sukursiu inovaciją, galbūt išspręsiu kažkokią sveikatos problemą, surasiu vaistą. Ir tada sukasi, sakau, viskas apie kaip padaryti gerai ir tada ateis rezultatas. Nes kaip padaryti schemas, nežinau, man čia jau nebe verslas, man čia atrodo jau kita veikla ir čia aš net to nevadinčiau verslu. Tai čia, sakau, čia yra kitas būdas gauti pinigų, kur aš tiesiog niekada jo nepalaikau, nes svarbiausia turbūt čia irgi grįžtų prie vertybių. Jeigu vertybėse nėra godumo, kaip aš irgi, tėtis mano vis dar versle, nors jam 75 metai, tai mes kartais padiskutuojam, kiek mes čia dirbam, kiek laiko skiriam. Ir sakau, nenoriu uždirbti viso pasaulio pinigų, nes ten reikėtų labai daug dirbti arba daryti kažkokius labai pavojingus gal dalykus, bet kai nėra to tokio noro, aš noriu tiesiog gyventi įdomiai, turiningai ir kokybiškai ir tiesiog tas irgi turbūt man padeda negalvoti, kad būtinai kiekvieną centą reikėtų pasilikti savo. Nes mes turim dalintis iš tikrųjų. Nes mano ir vaikai, aš suprantu, gauna ir mokyklas, ir švietimo paslaugas, ir sveikatą. Tai neateina tiesiog iš niekur. O kaip jūs vertinat, kaip irgi ilgametė vadovė, jūsų vertybės, kaip jas perduoti savo žmonėm organizacijai?
Nes ne visi ateina su tokiom vertybėm, kokias jūs įsivaizduojat. Atranka taip, vienas iš etapų, kuomet galima pažiūrėti. Ir tai kartais nepataikau. Taip. Kartais nepataikau, stengiuosi atsirinkti žmonės, kurie tiktų kultūrai, kartais nepataikau, bet anksčiau ir vėliau išryškėja žmonių poelgiai, ypatingai sunkiose situacijose, krizėse, problemose. Tada pasirodo, kartais tenka ir atsisveikinti natūralu, kartais žmonės patys supranta, kad čia ne ta vieta, kad jam reikės būti ir atvirų, ir teisingų, ir befitimiti, kaip sakiau. Tai atsisijoja, man atrodo. Vis tiek įmonėje labai svarbu tikrai, kaip elgiasi akcininkai ir vadovai. Ne vienas vadovas, yra ir daugiau komandose. Tai sukuria vis tiek tam tikrą aplinką, terpę. Ir darbuotojai irgi renkasi, ar jis nori būti tokioje aplinkoje, ar jis nori būti kitokioje aplinkoje. Vadovas dažnai jaučiasi vienišas, bent jau kartais galima tai sakyti. Būna. Nes tiek viskas sueina į tą piramidės viršūnę. Ką patartumėt irgi vadovui, kuris, atrodo, nežinau, konkurentai spaudžia, nežinau, žaliavų nėra, brokas kažkur. Mokesčiai auga. Tu veiki skaidriai ir nori veikti skaidriai, bet tu matai, kaip šalia, užtenka pusę žingsnio dėti į šoną ir yra lengvas būdas apeiti. Jau, sakykime, nebe verslą daryti, o paspekuliuoti ar pasimti kažko. Kaip kad ta riba taptų geležinė, kad neišeitų jos peršokti. Laikyti savo vertybių. Aš manau, net ir sunkiausiose situacijose tikrai būna visiems momentų, kai tikrai versle nebūna visada tik tais augimas, tik tais geri rezultatai. Tai visada pasižiūrėti save, kokios yra vertybės, ko aš nedaryčiau, tarkim, šeimoje. Nemeluoti, neapgaudinėti, tai vadinasi, ir versle aš nenoriu to daryti. Tai laikyti savęs ir turbūt treniruoti atsparumą. Man atrodo, tas irgi labai svarbus yra vadovo raumuo, kiekvieno verslininko raumuo. Turime visi savo receptų, kaip tai daryti ir dar, sakyčiau, nelikti vienu, nes tas vienišumas tai nereiškia, kad vis laiką esi vienas, tai susirasti savo burbulą, kuris palaiko tave, palaiko tokį elgesį ir tiesiog išsisprendžia anksčiau ir vėliau. Romalda, man širdis dainuoja, kuomet sutampa tos mintis, kurias mes auditorijai pasakojam apie skaidrumą kaip raumenį. Jį reikia treniruoti. Tai čia turbūt nėra geresnės progos, kaip pabaigti šitą pokalbį mūsų. Skaidrumas yra raumuo, kur nuo mažens arba nuo sprendimo priėmimo tu turi nuolat jį auginti, nes kai ateis sunkių sprendimų metas, jeigu būsi silpnas, gali neatsilaikyti. Tai turbūt toks būtų ir palinkėjimas. Treniruokimės. Ačiū, Romalda.